Labą dieną. Šiandien 4 naktis buvo, pernakvojom prie Drakulos pilies. Įsimiegojom gerai, ryte aplankėm pilį. Dabar pakeliui į Kortisoaną, o toliau važiuosim kalnų keliais. Manau, kad bus įdomu. Bandysim pafilmuoti kažkiek. Jeigu pavyks, matysit, kur važiuojam. Tai važiuojam kartu, pirmyn. Mes jau pasiekėme kalnus, prasidėjo kalnų keliai, tuneliai, serpantinai, kylame vis aukštyn ir aukštyn. Šis kelias vadinasi Transfegerešanas, tai yra sudurtinis žodis trans ir fegeraš. Fegeraš tai yra šios Karpatų dalies pavadinimas. Tai turbūt stopirtų, jeigu vietą randi iš karto, nepralieka. Čia sustojame pasipildyti gaivaus kalnų šaltinio vandens. Ko tu prikibai prie mūsų? Ką, draugas mielas? Nu, labas. Labas, šuniukas geras. Geras šuniukas. Geras. O iš tikro tai jis nieko gero mums nepadarė. Transfegerešanas yra aukščiausias ir vienas iš pavojingiausių asfaltuotų kelių Rumunijoje. Jis kerta aukščiausių Rumunijos kalnų masyvą Fegerašo kalnus. Šio kelio ilgis yra 151 km, o aukščiausia vieta 2034 metrai. Kažkas atsitiko kalnuose. Kamštis, gal avarija kokia.
aikštelė. Bet mums vietos kaip turbūt nebus. Aukščiausioje šio kelio vietoje pravažiavę tunelio atsidūrėme kitoje šio kalnų masyvo pusėje. Leisdamiesi nuo kalnų žemyn į savo mobiliuosius telefonus gavome perspėjimo žinutes, kad dėl čia gausiai paplitusių laukinių meškų nakvoti galima tik kempinguose, viešbučiuose ir jokių būdų ne atsitiktinėse aikštelėse šalia kelio. Rumunijos aplinkos ministerija apskaičiavo, kad Rumunijoje yra nuo 7 000 iki 8 000 rudųjų lokių, o tai yra didžiausias skaičius iš visų Europos šalių, išskyrus Rusiją. Per metus Rumunijoje rudieji lokiai užpuola žmonės maždaug 50 kartų ir maždaug 1 iš 10 tokių užpuolimų baigėsi žmonių mirtimi, o kiti sunkiai sužalojami. Mažai tikėjome savo kelyje sutikti rudąjį lokį, bet štai, labą dieną, ateina šleivakojas. Gal tu atsitaikysite? Jo, nespėjau nieko. Čia prie tavęs. Eik tik tai. Oi, aš bijau. Štai dar vienas susitikimas. Irgi su laukiukais. Opa. Na, aišku, obuolių davė. Uždarytas tavo langas. Jo, netidaryk. Bijau. Fotkit meškiukus. Aš kamerą jungiu. Ir pagaliau, kai braškė ant torto, meška su meškiukais. Važiuok biškį. Gražus. Obuolius valgo, davė žmonės ir viskas. Ir ką tu jiem? Duona, namas vaikai. Tai va, tiek nuotykių šitoje serijoje. Tikiuosi, kad susitiksime
kitoje serijoje ir pažiūrėsime, kaip mums sekėsi vėliau.